Tai išpūtė orą jau nuo laiptų eidamas. Ne, be orą. Traukt reikia. Nu, pastrabujam. Ačiū labai, ačiū. Tu viską supratai, ką daryti, bet kodėl tamsta nesupratai? Man. Eik už rankų čia palaikyti. Jeigu tau nepasidarbuoja, tapyk tu į tenai. Ką moko žmogus? Ačiū labai gerbiamas, dėkui. Dėkui, kad vandenį purvinai, dėkui. Ačiū. Dar vienas pabrolys. O, dievuliuka, kur anas ir? Padavайте jums. Nu, šitas bratsa kavas jau. Jam čia... Jam sako, man kad į dumblą. Sveteliukai mūsų labai atsikavęs vienus šokėjus, tancorus ir dainininkus, va šitas kolega iš Partkomo, atsiprašau, iš Pakruojo. Prašom, kad laskiautė, aš einu. Nedaug, kad turėjo žmogus prašė, nu dievuliau, tu mano paklaiktų jam. Kas pravui, vat padarai sarmato visam svietui. Pas pravui. Agurkų yra vis. Na, pabandai. Sakai, kas čia man Kad nebėra agurkų vienas tik. Tai vienu šitų ištrauks. Aš tai ištrauks. Ei, pas pravui, kur žmonė? Atsisveikins su žmonu, jeigu tai... Kur jinai ir? Nežinai, kuri? Kur yra dabar? O tai susplinta. Ačiū. Ana sakė, bro, kiekviena šventėm atskirų įmų. Nes tu šito šventė atvažiavai. Maladės, tu, kad laskam kelią. Pas pravui, prašom. Būšė, prašom, irgi, tai bus čia palaikykit. Apdrukas, žinot, pėdus. O, klausyk, tu vaikščiai, bro. Vaikščiai, kaip kirvys per dūmų. Per rankų sakiau. Tu, bro, atsistojai prie svietų užpakalio va šitą. Negražu, gi klausė, tu gitsakavai. Nu, paspravujam, nu. Matai, iš Partkomą. Matai, valdžia kūtvelė. Taigi rūkytis, na čia rūkytis, duigė rūkytis. Ar tau surišt runkas? Ar mes tau runkas prie kojų pririšom į padėlį? Nu, paspravujam. Davė lakyk. Mūsų šitoj gražioje šventėje labai puikus žmogus, nusipelnęs darbuotojas. Tai pirma pašok, paskui pasakai žodį, nes paskui nepasakyti. Pašok, žinai, pašok. Taigi tu sakai šok. Atsistatai. Mėlis vitelė. Davanok atsilaikiau, bet nesakei, kad išuolę nersi. Tai kodėl tu neperspėjai? Antras čiumakus, žiūrėkit, ką jūs darote. Svertas antras, bertas nuosatas pasas. Nusprabuoju. Na, pabūju iki 5 minučių. Ale sakė, iš trečio bandymo paimsiu. Tai dar pasplavuojim, vis tiek išlaukti reikia.
Geras Vitalij, ar norinčių yra? Norit? Pabandykit. Vienas Amelis Vitaliukai. Vienas per mus kolega metus kaip žinotas. Pas pravui nara. Aišku. Matai. O, saulės nusislapęs. Labai ciekavus. Patapaitų klaustas. Jau kelnės tikrai tavo nešvaresnės tada kad dienos. O čia kumpą klaupės. Arba rasikėstų. Bus lengviau paimti. Laimę laikyti. Man labai priminė dabar tamsta, kaip apžiojo obolį, kubiečių yra Baksoras Stevensas. Olimpiados 80 metais pirmą lygą laimėjo. Stevensonas. Ačiū labai, tik užsiregistruoti. Kuo užsiminėjai paskutiniu metu? Anas paskutiniu metu haltūrėje sakė, per straikam vaikščiai. Ačiū, prašau. Alaus daryklai. Alaus daryklai dirba? O, labai bravo. O, tu maladės reikalingų žmogus. Tai pabandai. Vada man vienas bra patinka va šitas va krepšininkus. Geras Vitalij, prašau visus prie stalo. Mėlis Vieteliai, dailės mergytės, svieto ženteliai, sveiki jaunieji, jau atsikėlę, po sunkaus darbo, dar susivėlę. Labai mes prašom, leiskit truputį, pasirokuoti, kartu pabūti ir supažintinti, kas naktį dėjos, kas mūsų veselė, kai mūsų veselė visa ilsėjos. Nosį nupraušęs vandeniu šaltų ir kiek nutaisys veidą nekaltą, vaikšto jaunikis. Rytą išlyto, už galvos tverės, neranda vietos. Jaunoji šiandien viso net žydė, pasižiūrėkit, ir savo vyrą akimis lydi. Truputį gaila šį ankstų rytą, kad vainikėlis rūtų nuvyto. Naktis praėjo pati pirmoji, ne bet kokia, oficialioji. Nereikia žodžių, viskas aišku, be telegramos, be jokio laiško. Metekspertizė ryte nustatė, kad visą naktį jaunieji statė, lipdė, klingiavo ir prakaitavo. Ir ne visai dar atsigavo. Išvadą savo mes jau padarėm, svarų žodį iš karto tarėm. Meistriškas vyras, gabi žmonelė. Vinukų laukia nuo pirmos naktelės. Ruoškit krikštynas ir kantrai laukit, o su dvinukais mus neapgaukit. Tai jums šeimynos niekad nestinga, šeima tebūna laiminga. Piršlys būdąją net nesapnavo, už tą svadžią taip pusigavo, kad šiandien visą laiką galvoja, kaip čia kur kitą prisiviliojus. Mėlis Vieteliai, kam liūdėti, kam tų naktelių tamsių gailėti. Ir jūs žinoti jau nebuvot, bet kaip matau, visi dar nepražuvot. Svečiai, jaunimas ant salko dripsojo. Sunku atskirti, kieno kur kojos, viens visai nuogas, bet apsiavęs, kits išvirtęs, kaip kuolų galės. Mūsų pabroliukai irgi nesnaudė, su pamergėliam svajonės audė. Ką jie krepšėjo, išdarinėjo, šeimininko salkės jos negirdėjo. O jau prieš rytą, kad prasidėjo, ir stogas kilnojas, ir langai drebėjo, kažkas vaitojo, kažkas dejavo, kažkas kažkur Ignalinon važiavo. O šiandien galvas lyg puodė virtos. Ir aš mėlių ieškojau nuo ryto. Silpna ant dūšios, kojas netvirtos, bet juk vestuvių laukia šnapselis, tad į sveikatą, mili Vieteliai. Prašom, atsigavimui.
netrukus tapti tikrąją šeimininkę šitų stalo, šito namų. Galbūt mes truputį vėliau tai ir padarysime. O dabar truputį patarimų. Būk saulėle, kuris sušildo žemę. Vandenėliu, kuris gaivina ištroškusį. Bet nebūk mindoma žole. Niekada nerodyk savo lizdo negerovių, jei kiti apie save pasakoja, labai daug negirdėk. Šeimininę laimę reikia palyginti su židiniu, kurį reikia nuolat kurstyti. Todėl, jei ir labai pavargusi būsi, gal ir su nuoskauda, bet įmesk šakelę, kad židinys negestų. Rasa, nebūk voverė, besisukančia savo namelį, bet nebūk ir pelėda, besišvaistančia naktimis. Neskraidyk kaip gegutė po svetimus lizdus ir nežiopsok, kai tikra gegutė į tavo lizdą taisysis. Nebūk kudakuojanti višta prie padėto kiaušinių, bet nebūk panaši ir į žuvį, kuri žiopčioja ir nieko nepasako. Atmink, kad vyras panašus į automobilį. Padėtų tėveliai, Raimundo ir Rasos. Jeigu aš galiu laikyti abu vienoj rankoje, jūs traukit. Kurie ištrauksite kurį krepšelį? Prašau. Prašom pažiūrėti, kas ten yra. Galima? Jaunojo tėveliai rado siuntinį trinukus, reiškia, jiem reiks auginti vaikai, padėti jauniesiams. Traktorių ir mašiną. Jaunosios tėveliai ištraukė mašiną, reikės pirkti. Autoritetingoje komisijoje dalyvavo saugumo technikos inžinierius, profsąjungos atstovas ir veterinarijos gydytojas. Profsąjungos atstovas nustatė, kad dirbta nuo 2 valandų nakties su 10 minučių pertraukomis, apsišluostymui ir prakaito nubraukimui. Tokios pertraukos įstatyminių požiūrių yra leistinos, todėl profsąjungos atstovas pretenzijų neturi. Jaunasis Raimundai, nepergyvenk, kad žirgą išmainė į kryžių. Žirgino Nemunas darbuotojai. Jaunieji Rasa ir Raimundai, pas mus didžiausias pasirinkimas dviviečių vežimėlių. Paskubėkite nusipirkti, už kokybę atsakau asmeniškai. Suomijos prezidentas. Miutių kaiminas, kaip tai? Mauno koivista. Jaunoji Rasa. A kaiminas koivista. Jaunoji Rasa, nesidžiaug, kad prarandi vainikėlį. Ateis ir mūsų diena. Senmergių draugija. Taip pat dar yra čia siuntinys visokių dovanų šeimininkiai, kaip sakiau, ir šeimininkui. Tad leiskite man jas įteikti. Kam tai turėtų būti? Gal pirmiausia reikės stalas nuvalyti ir indai visi išplauti, gerbiama jaunoji. Tai čia tau puodam šveisti. Kempinė. Ir jaunajam taip pat reik šveisti. Abudu šveisti. Linkiu sėkmės. Paskui reikės pavakariam kažką tai paruošti, patarkuoti. Gal blynų jau kokių, ar ne? Raimiui duomi. Nu, bandysim, kuris jau kuriam išeis. Prieš gulant tai reikės būtinai nugaras nusitrinti. Čia ratai. Ir dar viena. Čia ratai, tiesa.
Taigi, o ryte reikės praustis, man atrodo. Taip, kad reikia muilo turėti, dabar muilas irgi pagal talonus atrodo Lietuvoje. Paskui reikės užkurti ugnį iš ryto, tiesa? Pas ką dar krosnis, o kitur dujinės, ne elektrinės, tiesa? Jiems nereikia užkurinėti. Prašau, kurensit? Tada reikės pusryčiai išvirti, arbatos užpilti, sviesto iš šaldytuvo išimti. Mikalas neprasideda. Gali būti per daug saldu gyvenime. Reikia ir pasūdyti, aš manau. Kai suvalgysi šitą druską, galėsi truputį pasipykti. Paskui vėl nusipirksit. Aš manau, kad vis dėlto gal geriau cukrus. Tai gyvenimas bus saldus. Viskas. Kur tas dovanas dėsi man įdomu? Aš manau, jie gyvens ūkiškai, tai pavasarį pasisės ridikėlių. Dar galima, ne vėlų dar, galima ir rudenį užsiauginti. Taip, tai linkiu jums pasisėti. Ką dar nepasakiau, čia yra 100 patarimų. Aš manau, jie viską paskaitys. O kur ką čia esu? Prašau. Rimai tauda. Vanduo tai yra vanduo. Aš galiu padaryti daug ko. Gal ne ką? Jos negalite padaryti. Lovainiai ant grįvėsių vyną gerą, tą, alų gerą. Palė man tai normaliai. Pašakė. Savaitinių išgelbė 3-4. Atvažiavau jau vandenį, manęs nori. Nu, ko jis iš manęs nori? Ką čia daro? Nenaudokit! Tai aš paklaus galiu, aš tavęs dabar paklausiu, čia yra, aš irgi paklausiu. Raktai, aš sudegtum slavu, čia nežinai. Raktai dingo.
Raštai, bet pasirodo, aš taip su šiandien dirba, o čia girtakliai atsirado. Janicos. Pažiūrėkit, ar jis ir keikis sakė, pip, Janicas. Sako, gal laisvoj Lietuvoje tokių yra, aš tai atbėgo jum ir sekmadienį, sako, padėsiu, padarysiu, kad čia netikėtai. Manis, įsakliauju. Gana pritverė, pasirodyk visas, pasirodyk kaip atrodai, pažiūrėk, pasirodykit, žmonės, pažiūrėkit, kaip jis yra praplikęs daugiau mergačių. Šiandien 6 valandą ryto eina nuo švenčionėlių pusės. Klausim, kur buvai? Aišku, tiesos nebeatsakė. Taigi, mėly sveteliai, svečiojęs kelias mergeles, tik vieną dalyką yra padaręs gerai, kad padėjo mūsų Rasytė sueit su mūsų gerbiamu Raimondu. Tai didelis ačiū jam už tai. Bet kiek yra primelavęs, kad stogas per Raimondą lašiniais dengtus, spynos dešo, žiūrėk, naudėlį. Nu mes jam leidžiam pažaist, kelias minutės leidžiam pažaist. Taigi, dėmesio, mėly sveteliai, kiek jis primelavo, kad durys dešom užrakintos ir visokių nesąmonių pripasakoja žmonėms, o jūs juo tikėjote. Dėmesio, mėly sveteliai, už tuos padarytus darbus, už tuos padarytus blogus nuopelnus, už suvečiojimų mergeles, aš skaitau pirštinį melagį pakart, kas už tai balsuoja. Kas už tai balsuoja? Žiūriu visi už tai, kad pirštinį melagį